Hiusė truputį sporto iš pačio ryto. O kaip sunkiai bėgasi, greičiau pliumpius sutvarkytų. Norėčiau bent važiuoti. Jo, tai gerą rytą, gerą dieną, gerą vakarą. Kas kada žiūrit, ar gerą naktį. Šiandien anksti atsikėliau, ilgai nemiegojau, daug galvojau. Ir galvojau, parašė apie tokį, porą žmonių to parašė komentarą, kad poliesteriolių įsidėti dugno. Ir tada labai pradėjau daug galvoti, o kodėl nepasidarius man viso poliesterolinio namelio. Dabar prasme, savo, kad nebūtų gyvočių čia kokių. Dugnas, sienos, viena siena aukštesnė ir žemėjančiai kad matyčiau per priekinį stiklą normaliai. Tai įsikelti sienas su putom, susiklijuoti jas. Aišku, gal porą diržų persimesti, jeigu vėjas ar kažką. Ir tada būtų tikrai šilta ir nebūtų ten šlapia. Pasidaryti duris. Iš poliesterolio įdedamas išimamas. Tarkim, čia tik tais ryto pamąstymas su jumis. Ir ventiliaciją įsipjauti, uždaroma. Ir ten iš tikrųjų būtų šilta. Šildymą dujinį. Ta pati, kur vėsias arbatą, kavą ar kažkokį maistą darysis. Tai vakare parėjęs gali pasikurti ir pasišildyti visą triobą. Nu, žiūrėsiu, o toks pamastymas būtų mano. Tai va, ką. Dušiukas, pusryčiai. O šiandien padarys kaip visada. Ir go. Ką, vėl lėkiu visų greičiu į kaimą. Iš vieno kaimo į kitą kaimą važinėju. Jau nuo pliumpio įsigijimo ir nuvežimo suformuluoti viską. Jau nuo pliumpio įsigijimo suvažinėjau 1000 kilometrų. Bet tai ten. Jo, va, lygiai 1100 metrų. Tai lėkiu atgal į kaimuką, žodžiu, toliau taisyti. Tai irgi biškį ten padedu, biškį čia, biškį ten. Tai ko reikia, nuvažiuoju iškart nuperku, jeigu kažko trūksta, na va taip. Tai uošis davė ir tepalų, ir visokių detalių davė, ir stabdžių, kad šviestų ten ta varlytė, ar kaip jin vadinasi. Ir, na žodžiu, visko labai daug, labai padeda. Ačiū labai ušvikui. Tai ką šiandien lėkiu pažiūrėti, ko dar trūksta, nes trūksta dar vienos šlangos, taip kaip pakūrėm, vis dėlto trūko. Tai, nes netai buvom sujungę nuo dozatoriaus, jungėm pagal seną dozatorių, tai netai buvo, tai ten bendras spaudimas pasidarė, tai iškart vieną šlangą parodė savo silpnumą. Paskui kas toliau. Ir visokių tokių šudeliuko aplinkui, reikia apeiti. Kažkaip reikės ir užsišildyti kabiną su poliestor, su tokia kempinė, tas visas skylės, kad nepūstų vėjas. Plauti dar, nu jo, dar 2-3-4 dienos, tai kai nieko reikės pasiruošimą. Gal net visas 5 išeis. Neina taip greit kažkaip, kaip norisi. Jeigu būčiau iš vien kaime, gal kitaip būtų, bet tai norisi ir su šeima pabūti, ir čia, nu žodžiu. Dėl lipdukų irgi reikia lipdukus, tada kažkokius, jeigu kažką klijuoju, lipdukus reikia užsisakyti. Jų irgi spėjai taip greit nepadarys, bet žodžiu, nespėjau visur kažkaip. Neina suspėti. Toks nemažas projektas ir super duper mažai laiko pasirinkau. Reikėjo čia pasiruošti, manau, kokio pasiruošimo dėti kokius 3-4 mėnesius, arba pradėti reikėjo pasiruošinėti žiemą, o pavasarį išvažiuoti. Bet spaudžiam.
Na ką, ilgai lauktas test drive'as. Sutaisėm, kaip sutaisėm? Dar gal ir reikia kažką taisyti. Dar pasakysiu. Žodžiu, jo, test drive'as įvykdytas. Sėdynė, biški lieva. Ne biški, iš tikrųjų daug lieva sėdynė. Nežinau, gal reikės pasigaminti kažkokią kitą tą šveist lauk. Grąžinti nebegalėsiu, apačia nusibraižė, viskas nusibraižė, dar ten biški prapjovėm. Kaip negerai. Bet labai aukštai sėdžiu. Realiai, jeigu užsitiesęs, tai galva į stogą remiasi. O nu jo, yra labai arti, tai taip reikėtų važiuoti visą laiką. Tai nežinau, matysiu. Žodžiu, varau prasilėkti ir jo, be to koks ledbaras. Oi, koks geras oras, kaip tik važinėti su pliumpiu visur. Žodžiu, prasivažiavau, žiūriu, soliarka kažkur varo. Reikia žiūrėti šitą. Čia visur laša, nežinau, iš kur čia galėtų lašėti. Gal čia iš čia, iš kur, net nežinau. Ten tepalas. Nu, jo. Reikia dar žiūrėti. Žodžiu, važiuoju atgal pastatyti pas jį ir matysim, kaip čia kas ką, ir tada galvosiu dėl miegamosios vietos. Jo. Reikės tada užsikamšyti viską su ta kempinė. Nes visur visus tos tarpus didesnius, tai reikės viską užsikamšyti. Ir dar pagalvoti kažką galbūt dėl šėdynės, kad kažkaip žemiau nusileisti, bet čia jau nieko nebepadarysi. Varau, žodžiu. Nu ką, žodžiu, taip, soliarka leidžia pro šlangutes. Dar tas girgždesys toksai, bet tada vyliu tepalą, tai matysiu. Bet jau su to girgždesiu važiuosiu. Jau bus, kaip bus, nežinau. O sėdynė, tai žodžiu, sėdynė visą reikės perdaryti. Nes nusprendžiau, nu žiauriai, va taip, va, sėdžiu, tai žiūriu tiesiai į valytuvą ir vis laik tai pasilenkęs, tai nepatogu bus. Ai, soriukas. Paučiukai patogiai, galima pasidėti kamerą. Kodėl aš čia aukščiau nepasidėdau? Pagaliau su dviem rankom vairuot galiu. Tai varau nupirkti dabar reikia vinkeliukų, žodžiu, pasuvirisim rėmą, statysim ten sėdynę iki pat bako, kad būtų, kad kuo žemiau sėdėčiau. Tada reikia šlangučių, šaibų, varštelių, diskelių ir dar kažko, bet turiu užsirašęs, kad nepamirščiau. Ir aš jau tuomet lėksiu į kaimą, į Kauną. Tai biški pasibūti, nes jau žmonai reikės į darbą. Tai biški Kaune kelias dienas ir jau tada jau tikriausiai atvažiuosiu viską susipirkęs, ko reikia. Dar nežinau dėl to namelio, ką daryti, ar palapiniai miegoti. Gal greičiausiai reikės miegoti palapiniai, nes nežinau, bus paprasčiau, man taip atrodo, negu su tuo įsitiesiu jo polisterolį, tai būtų visai fainai įsitiesti. Tai tada palapinę nusipirkti, gerą miegmaišį ir o rytais ką, susipakuota palapinė, kur tos 2 sekundės daro į traktorių ir nieks ten nelys ant jos. Nes čia su to nameliu, tai aišku, gal ir bajeris būtų pasidaryti, įsikelti ten įsilindai ir būni. Bet, nu nežinau, dar pagalvosiu, man greit kartais sušviečia visokios mintys. Va, visko ieškom, metalas nupirktas.
šaibos, diskelių, šlangutės. Varau dabar dar varžtelių pasižiūrėti ir būsiu kaip ir viskas supirkęs. Bet tokie va, paprasti šuniniekiukai, bet, nu, kurie stabdo darbus automatiškai užknisam. Jo, tai žodžiu, dar buvau papietauti, pasivalgiau, o paskui dar daugiau papasakosiu visko. Žodžiu, atsivežiau vinkelį, ką norėjau sakyti, supirkau jo tas šlangutes, čia tas, tai tepaliukai jau išleisti, keisim tepalus variklio, leidžia greičiausiai, tai tikrai gerai turėtų tikti geras dydžio nupirkumo, taip atrodo, tai leidžia per šitą dizeliuką, per šičia, ir leidžia galbūt greitai leis ir per čia. Tai reikia abidvi pakeisti ir bus rami galva. Gal dar tenais kažkas kažkur kažką leidžia. Neaišku, žodžiu. Bet čia lašėjo ant to. Tai čia yra... Pala, tai čia yra kuro filtras. Tai toksai kuro filtras vienas. Kuris pareina čia, tai čia yra sugrįžtamoji. Ne? Ne, tai čia du kuro filtrai. Jo. Tas grįžtams turėtų būti. Tas grįžtams. Jo, tai grįžtamoji. Nu, žodžiu. Tai va, o dėl kėdės. Matėt, tai buvo įdėta. Tai, žodžiu, man į tą žiūriu, aš per aukštas bičias esu, per didelis krepšininkas. Tai, žodžiu, darysim taip. Ten anoj pusė vinkelis, toj pusė vinkelis, prie pat bako. Ir tada, ką mes darom prie pat bako, padarom čia iš vinkelių kėdei ir tada dar toliau aš ją nusistumsiu, tai tada jau turėtų būti šiek tiek patogiau man. Nes jau buvo tikrai, būčiau nuvažiavęs, bet pašnekėjom, sakau, nu, blemaška, nu, negerai man. Tai dar ir daugiau vietos bus. Čia dar atliks. Žodžiu, viską išplauti. Va, su bičeliu pašnekėjau, gal išplaus. Čia pasiskambinsiu. Čia reikės tada pakloti, dar turiu guminį. Ir tenais guminį, čia užsikamšysiu gal visas skylės su kempinėm, žodžiu, čia su kempinėm, viskas kiaurai šviečia, ten su kempinėm. Ir tada, kai vinkelis bus, tai galėsiu kažkokį čia kaip ir staliuką pasidaryti, susidėti kažką aparatūrai, kad kuprinėje, dar kažkam, kad nebūtų lauke tas visas reikalas. O dėl kūzovo, tai dar vis tiek permaščiau. Padarysiu, kad būtų stirolis. Polisterolį ištiesiu ir susirandu palapinę tokio dydžio ir niekas nekonstruosiu, nėra kada, čia kol prikonstruosi. Dar brangiau gausis, negu naudos bus, dar ir jeigu policija sustabdys, tai iš vis lieps nugriauti ir liksiu be nieko. Tai žodžiu, man atrodo, kad aš polisterolį įsikloju, kaip Hebra sakot jūs, kad nešaltų šikna palapinė ir go. Ką, šiandien tiek, trumpesnis gal irgi video, bet daugiau informacijos ir... Bet dabar dingstu, išvažiuoju į Kauną 2 dienom, tai jau kaip ir nebūsiu, bet Hebra užsiims, vis tiek darbuosis, tai žiūrėsim. Nenoriu prisižadėti, kada išvažiuoju, bet kažkada išvažiuosiu. Tai va, čiau, share, like, subscribe ir iki.